gera stovyklavimo įranga dažniausiai kainuoja labai brangiai. Galima būtų ir tokiam tunelį pramiegoti. Bet ar įmanoma sutaupyti naudojant daiktus, kurie yra visiškai neskirti stovyklavimui? Lietus prasidėjo. Sveiki draugai, esu Vienas miške ir šiandien pradedu naują formatą kanale – biudžetinis stovyklavimas. Čia jinai ir keičia spalvas ir dar sukasi. Taisyklės paprastos. Išsirenku vieną parduotuvę ir nueinu į ją nusipirkti daiktų, kurie nėra skirti stovyklavimui. Ir iš jų turėsiu įsirengti stovyklavietę, pasidaryti pastogę nuo lietaus, Lietutis įsismarkuoja. įsirengti miegojimo vietą ir žinoma praleisti naktį. Pati prašiausia naktis gamtoje. Ir šiandien einam į Pepko. Važiuojam! Čia tiesiog pilna viską, kažko galima pasistatyti. Yra net ir stovyklavimo įrangas. 3,50. Tokia kėdutė. Na, bet mano užduotis pasidaryti stovyklavietę be stovyklavimo įrangos. Čia gali būti kaip variantas. Dabar reikia sugalvoti virvę kokią. Kažkur čia kokia virvė. Čia svarbiausias. Taip. Tai vat tokia vieta, manau, čia visai neblogai, nes yra bent jau kažkokia aikštutė. Ten, kur mėlynės auga, tai aišku nieko nesigaus, bet štai čia variantas. Galbūt čia galima būtų, bet čia labai atvira, o šiaip oras, man atrodo, nekoks. Užvakar lyja, vakar lyja, man atrodo, ir šiandien lis. Tai negeriausia diena testuoti tokią įrangą, bet oro nieks nesirenka. Nėra blogo oro, yra bloga įranga. Tai pas mane ir oras blogas, ir įranga bloga. Vis dėlto, manau, gal čia bus geriau, nes jeigu bus lietus, bent jau kažkiek mane apsaugos. O Dieve, ką tik pastebėjau, kad kai nusivilkau džemperį ir pasikabinau mikrofoną, tai palikau ant džemperio. Tai atsiprašau už garsą, pabandysiu kažkaip pagerinti. O jeigu nepagerinau, tai nežinau, atsiprašau. Tai dabar yra 5 vakaro, manau nieko nelaukiam, statom stovyklavietę, nes jeigu aš sušlapsiu ar sušalsiu, tai dar nieko tokio, aš kesiu. Bet jeigu nepavalgysiu dar šiandien vakare, tai tada būsiu visiškai piktas, tai nėra ko laukti. Ką, pradedam nuo pastogės. O pastogiai turiu štai tokį šluotkotį, kaina 1 euras. Galvojat, vieną turiu? Ne, 4 turiu. Tai koksgi planas? Planas, pirmiausia, kažkaip va taip juos sujungti. O čia labai įdomiai rodau, kaip planuoju sujungti šluotkočius. Ir žinoma, tam panaudoti ruošiuosi lipnią juostą, kuri kainavo tik 80 centų, 6 ritinėliai. Du surišti, dar liko 2. O žiūrėkit, ką pasiėmiau virviai. Supinės, kaina. Šiaip kainuoja 7 eurai, bet vėlgi išpardavimas 2,70. Pigiau grybo, kol kas čia viskas pigiau grybo. O, čia sočiai. Būtų laiko, galima būtų pasikabinti, pasisukti. O supynės pasirodo galima panaudoti kaip kėdę. Ir žinoma, bandau prakišti virvę pasitelkęs medinius instrumentus. Kaip matote, dar turiu kur pasitreniruoti.
Na, o čia viskas beveik kaip ir paruošta. Tai reikia prakišti dar kartą virvę pro kitas skylės, padaryti mazgą ir tiesiog pritvirtinti. O kągi turiu grindim? Tai yra vonios užuolaidos. Dušo užuolaidos tai yra. Kaina šiaip 2,50, kadangi su defektu čia tokia kilutė yra, tai kaina tik tai €1,50. Pigiau grybo kol kas viskas. Dydis 1,8 ant 2 metrų. Tai manau 2 metrai kaip tik mano planas ir daryti viskas tvarkoj, 1,8 m dar sulenksim. Tai šita skylutė visiškai bus ne problema, manau. O tinklelį nuo supinių panaudosim kaip šiukšlių maišą. Tai patraukiau nuo medžio, galima iš tikrųjų buvo panaudoti medį, prišti aplink jį, bet na, galbūt sąžiningiau tai bus, kad stovyklavietė stovi neliesdama medžio. Pažiūrėsim, manau bus gerai ir taip. Tai prie užuolaidų dar eina popieriukas. Yra kabliukai, nežinau, ar galima kažkur bus panaudoti ar ne. Pasižiūrėsim. Čia gali visko prireikti. Taip, tai jeigu taip, patiesim čia. Akmuo. Na, pasižiūrim. Kol kas man patinka. O stogui turiu štai ką, staltiesė, vakarėlių staltiesė. Štai tokia. Kaina 80 centų, tik tai. Na, aš manau, kad jinai turėtų būti atspari vandenį, dydis 1,30 ant 1,80 m. Tai kadangi vienos tikrai per mažai, aš turiu dvi. Ką? Čia jau dvi? Dvi staltiesės ant 1,30 m ir 1,80 m pločio. Tai gaunasi vieno nereikia. Tad minusuojam kainą, gaunasi nusipirkau veltui. Tai 80 centų už dvi staltiesės. O! Tai čia išvys super. Tai dar gaunasi man ir šildys. Neleis išgaruot mano kūno šilmai. Super. Gerai, yra kažkokia problema, jinai taip nestovės. Pabandom padaryti kai ką, dar turiu kai ką papildomą. Turiu šunio pavadėlius. 70 centų vietoj 2 eurų. Turiu net 2. Vėlgi, viskas išparduodama. Daugiau negu 50% nuolaida. Tai kiekvienas iš jų po 2 metrus, manau, čia galim kažką sumastyti. Taip, taip, taip. Ir iki čia nepasiekė. Tai štai, šiek tiek sutrumpinau, į šonus uždėjau pavadėlius ir gaunasi dabar turėtų stogelis gražiau gulti. Ir žinoma, dabar reiks viską kažkaip sukabinti, tam reikalui turiu rūbų džiovyklos segtukus, kaip jie vadinasi. Štai tokie, su gėlytėm. Kaina €1,50. Gaila, bet šitie be akcijos. Bet jų 12, tai manau visai neblogai. Mažiau negu 10 centų už vienetą. Galima ir plaukus, jeigu ką, susikabinti. Gerai, gal ir negalima. Tai, pabandom čia, čia, čia ir čia. Ką, manau, visai neblogai, bet jeigu bus lietus, aš dar turiu papildomai dar vieną, dar 2 gaunasi, jeigu ką panaudosiu. O kad ant žemės nebūtų šalta, reikia kilimėlio. Kilimėlį turiu štai ką. Čia iš tikrųjų yra vonios kilimėlis. Šiam 5 ant 5 cm 3 eurai. Žinoma, vieno mažoka, todėl turiu 2. Vienas, antras. Manau, reikia pabandyti lįst, pasižiūrėti. Ne taip jau blogai iš tikrųjų. Tai štai tokia ta mano pašiūrė. Šiaip tikėjaus bus blogiau. Čia visai dar neblogai gavos, aišku. Jeigu bus lietus, kitas bus dalykas, ar čia tikrai gerai ar blogai. Bet kol kas visai normaliai.
šitą galima žvėriukam atiduoti. Kadangi šiandien pamiršau ir kepurę, ir pjaustymo lentutę, tai iš tikrųjų šitą kėdę galima panaudoti kaip ir pjaustymo lentutę, toks universalus dalykas gaunasi. Kągi manot, kas bus prie bulvių ir svagūnų? Troškinta kiauliena. Eina. Va, dangtis. Sėdaus čia šitas samanos. Vienu žodžiu. Čia truputėlį maistą prikryta. Grinai stovyklavimo maistas. Tušonkė su bulvėm ir samanom. Skanaus. Na, nežinau. 7. Smarkiai per daug bulvių ir smarkiai per mažai tušonkės. Uodai tiesiog sega, net per rūbus sega. Aš nežinau, aš turiu termoselą įsijungęs. Vat pas mane toks, jisai čia skleidžia, garuoja tą savo magiją daro. Nežinau, kartais padeda, kartais visiškai nieko. Vat šiandien čia tiesiog tie uodai, nežinau, jie labai mažučiai, nežinau, nauja vada gal kokia, kiek ten uodai vadų per metus atsiveda per vasarą. Nes visiškai mažučiai, visiškai naujai gaunas gimė. Tai jeigu naktį irgi tai bus prastai. Tikiuosi kažkaip naktį jie nurims. O čia, vaikučiai, yra keturlapė vilkauogė ir jos valgyti negalima, nes jinai yra nuodinga. Įsidėmėkite, va tokie 4 lapai, centre uoga ir dar lapeliai yra. Vaikštinėjau čia po mišką, žiūrinėjau kas ir kaip. Žinokit, yra dar viena problema. Kol sėdėjau, kol valgį dariau, sukandžiojo rūdusios skruzdėlės. Jos net man už rūbų, už triusikų užlindo. Tai dabar niežti visur, galvojau pradžiai, kas čia, sakau, man visą laiką niežti. O pasirodo rūdusios skruzdėlės, tai jeigu dar naktį mane sukandžias. Kągi, tęsiam mūsų rubriką Bomžo stovyklavimas. Ir manau, laikas rodyt, kaipgi aš miegosiu, nes artėja vakaras. Tai vietoj miegmaišio bus va toks plėdukas. 5 eurai. Ką žinau, plėdas kaip plėdas. Tikiuosi nebus labai šalta. Na, į ką va taip susiviniosiu ir galbūt nesukandžius. Šiaip neblogai, aš galvau, kad jis bus mažesnis. O čia gan didelis jisai dar yra. Štai, pažiūrėkite. Manau, bus labai gerai. O šiaip naktį temperatūra žada būti 12. Na, 12 tai ne 3. Manau, bus gerai. Tai savo miegmaišį dedam čia ir pagalvę. O pagalvė yra kai kas labai gero. Štai kelioninė pagalvėlė. Kaina 4,50 nukainuota. Šiaip kainuoja 9 eurai, tai pusė kainos. Bet jinai turi ir kepurę. O aš kaip tik kepurę pamiršau, rimtai neplanavau. Svarbiausia miegojimo kepurė. Žiūrėkit.
Čia yra tiesiog wow. Va, 4:50 ir galėsiu miegot, ir kepurė yra, ir dar ausytėm galėsi pajudinti. Čia super. Tai visa ir stovyklavimo įranga, ką nusipirkau, tai kaina štai tokia. Manau, kad tikrai aš nesitikėjau, kad taip įgiai viskas išeis. Ir manau, visai neblogai čia dar gavosi. Šitą dar turiu kai ką papildomai, tai ten galima nebeskaičiuoti kaip stovyklavimui, bet tiesiog tai bus labiau atmosferai naktiniai suteikti. Tai reikia palaukti, kol sutems. Ir tada parodysiu dar, ką turiu nusipirkęs. Čia bevaikštinėdamas žiūrėkit, ką radau. Kaip medis sukapotas. Čiau, čiau, čiau. Čiau, čiau. Kas čia per meškos medžius drask. O žinot, kas dar įdomus? Tai čia tai beržas iš tikrųjų. Čia pačio nelabai į beržą panašu, bet va, balta žievė ir viršui lapuotis, prie eglės prie pat auga. Bet atkreipkit, prašau, dėmesį į štai čia. Matot? Teisingai, o čia yra čega. O čia ne čega. Nors irgi beržas. Koks įdomus beržas. Atrodo kaip, nežinau, tamsus kaip eglė kokia. Bet viršui, matot, žaliai kaip šviečia lapai, lapuotis. Na štai, ir sutemo, dar ne visiška naktis, bet jau beveik nežinau, kaip mane matot. Aš jau iš tikrųjų, atrodo, kamerai geriau matau save, negu čia galiu kažką įžiūrėti. Tai naktinė atributika. Štai tokias lempas nusipirkau. Kaina su akcija 4 eurai, o be akcijos net nėra parašyta, kiek čia turėtų kainuoti. Tai yra kažkokios kojelės. Čia kažkaip įsistato. Na, nežinau, kažkaip taip. Ir dar vienas dalykas, o čia žinokit iš vis super. Šiaip kainuoja 5 eurai, bet kainavo 2,20. Tai viskas 50% nuolaida ar be daugiau. Tai čia yra kaip šiaurės pašvaistė, va. Oho. Na, čia tikrai geras šitas. O šiaip ką, manau viskas, lendu į savo šitą pašiūrę. Tikiuosi naktis bus gera. Šiaip truputėlį jau buvo pradėję lašnuot, bet nustojo, tai kol kas viskas tvarkoja. Nežinau. Šiaip vertinu, žinokit, neblogai visą šitą reikalą. Tiesa, visa pilna kaina, visas kainavo štai tiek. Suskaičiuosiu, kai montuosiu. Tai už tokią kainą čia tikrai pigiau grybo. Čia aš net nesitikėjau, kad už tiek galima kažką pasistatyti. Ir visai, manau, šiaip neblogai gavas. Vat įdomu, kai bus po nakties. Ar tikrai taip pat gerai vertinsiu. Čia reikia kuo mažiau judėti, kad nečiažėtų, nes kitaip sunku bus užmigti. Kankorėžis, akmuo, kas čia? Dar vienas. Čia tuoj laužavietę pasidarysiu. Miegosiu kaip poliariniam rate su šiaurės pašvaistėm. Gerai, situacija kokia. Net nespėjau užmigti. Lietus prasidėjo. Labai nesmarkiai dar. Va ir ištestuosiu. Tikiuosi, jūs šiltai miegas. Aš tai su fejerverkais. Fejerverkai, šiaurės pašvaistė ir lietus. Va vakaras. Čia kas loja?
Ar čia šuo koks, ar čia kokias stirnas taugi? Ką? Galiu oficialiai pasakyti, pati praščiausia naktis gamtoj. Miegojau gal tik kokias 2 valandas. Antrą nakties dar nemiegojau. Labai blogai, labai negalėjau niekaip užmigti. Šiaip nuo žemės traukė šaltis, ryte išvis šalta pasidarė, lietus, žvėrys kažkokie stūgauja, šūkauja. Tai va, tokia situacija, bet namukas atlaikė ir aš esu sausas šiaip. Truputėlį pagriuvęs namukas. Lietus naktį buvo nulyja. Tai gerai, nepralyja nieko, nesušlapu, bet nuo žemės šaltis eina, tai buvo šiaip šalta. Ai, ir pagalvė, labai kažkokia nepatogi gaunas mano šitą pagalvę, labai galvas kodėl, nežinau kodėl. O šiaip ką, vertinu neblogai namuką, lietus šauniai atlaikė, tai jokių problemų nebuvo. Už išvaizdą, manau, galima duoti 10 iš 10. Labai super, labai viskas patogu. Už patogumą 9 iš 10. Nes negali būti viskas iš 10 iš 10. Už pigumą tai 10 iš 10, nes už tokią kainą tai tikrai nemaniau, kad įmanoma bus kažką normalaus įsirengti. Ir bendras verdiktas balas bus tikriausiai koks 9 iš 10. Jeigu tik patobulint grindis miegojimą, kad būtų šiltesnės, tai būtų tikrai viskas super. Na štai ir viskas. Susipakavau. Jeigu kažkam reikia šluotos antgalių, rašykit. Ar šiaip kažkokių daiktų stovyklavimui, rašykit, turiu. Ir toks tas pirmas biudžetinės stovyklavimo video. Tai dėkui, draugai, kad žiūrėjot, būtinai parašykit komentarą, parašykit ar patiko, prenumeruokit kanalą būtinai. Ate. Tiesa, jei patiko šis video, pasižiūrėkit ir šituos video. Ar čia.